Dieve, Dieve, kiek aš sužinau dabar pastaruoju metu, kas kuo susirgo, kas kokiom lygom dabar serga. Kiek klientų mano jau vaikų yra susirgę sunkiom lygom, kur po to reikia tiek atiduoti pinigų reabilitacijai. Dabar su viena klientė kalbėjom, dukrai yra 7 metai, tik atėjo į darželį ir nuo rugsėjo sužinojo tokią lygą, kurios dabar reikia laukti vaistų. Iš vis pirmą kartą girdžiu tokią lygą su kažkokiom mutacijom. Dabar reikės laukti vaistų. Sako, dalį mes turim patys, o kadangi jinai taupo pas mus nuo 19 metų dukrai, tai išiminės pinigus. Ir sako, nežinau, sako, kaip čia bus, reikės kažką pardavinėti ar ką. Tai vat ką aš noriu pasakyti, kad gyveni ir kartais net nežinai, kada tau toks žaibas trinktels tavo namus ir sužinosi, ar pats kokia lyga sergi, ar tavo artimasis. Dieve mano, atsidėkit pinigus bent kažkiek, kad turėtumėt va tokiam situacijom.